Pirkdami prekes ar paslaugas neretai pastebime ženklą perskaičiuotą sąžiningai. Jis nurodo, kad ūkio subjektas yra prisijungęs prie geros verslo praktikos įvedant eurą memorandumo ir laikosi dokumente nustatytų principų. Tačiau neretai vartotojams kyla klausimas, kaip euro įvedimo laikotarpiu privalo elgtis memorandumo dalyviai. Nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti kainas. Tai yra pats pagrindinis pasižadėjimas. Antras, tai yra sąžiningai perskaičiuoti kainas tiksliai pagal nustatytą oficialų kursą, jas apvalinti teisingai, ne vartotojo naudai, o ne savo naudai. Taip pat gerbti vartotoją ir savo darbuotojus apmokyti taip dirbti tuo laikotarpiu perinant prie euro, kad jis paaiškintų vartotojui kurso pasikeitimą, kaip yra paskaičiuota kaina, paslaugumo, mandagumo. Ir trečias berods memorandumo pasižadėjimas paraginti ir kolegas prisijungti prie šios akcijos. Kaip elgtis vartotojui, pastebėjus, kad prie memorandumo prisijungusių įmonė nesilaiko dokumente įtvirtintų nuostatų? Yra interneto svetainė www.euras.lt, kur galima visuomet pasiųsti žinutę elektroninę. Ir taip pat yra nemokama telefono linija, kuri aptarnauja ir informuoja visuomenę apie kas vyksta šalyje ryšium su euru. Taip pat, aišku, galima tiesiogiai skambinti ir kreiptis į priežiūrą atliekančias institucijas.